Galbūt jums atrodo keistas toks dalykas, kad, taip pavadintas kanalas, o visi kol kas vaizdo įrašai, kuriuos išleidau, nei biškio nebuvo apie kaip, žinai, pinigai ten cirkuliuoja panašiai, kaip gauti jų, panašiai, pinigai. Bet nežinau kaip net paaiškinti. Iš tikrųjų, daugiausiai tas visas šitas dalykas, finansinė laisvė, finansinė nepriklausomybė ateina šiaip ne per pinigus, bet to pačiu ir tiesiog tiesiog tokį supratimą, suvokimą, kas yra gerai tau ir kas yra blogai tau, ir ko reikia ir ko nereikia, panašiai, kaip kokia yra mąstysena, kokia yra žmogus sveikata, koks yra požiūris į gyvenimą. Iš to iš tikrųjų ateina visi tie finansai paskui ir tas pinigas tiesiog, jis ateina. Svarbiausia, mano nuomonė, mano manimu, svarbiausia yra iš pradžių, nebūtinai iš pradžių, bet svarbiausia yra nepamiršti dirbti ties savimi, ties va šičia, ties savo visu tuo tiesiog nuojautą, savo nuovoką, savo požiūriu, savo sveikata, kaip ir sakiau. Tiesiog tie iš tikrųjų yra svarbus dalykai. Viskas kitas ateina paskui, kai susitvarkai savy viską. Aišku, ateit gali ir anksčiau. Nieko tokio, bet tiesiog pilnai, tame esmė, pinigai gali ateiti, bet jeigu nerasi savyje ramybės, jeigu žavesio neatrasi savyje, tai paskui tu ir ieškosi kažko kito, kas tave papildys. Tu turi pats save pasipildyti. Dėl to mano patys pirmi vaizdo įrašai yra apie tiesiog biški sveikatos, biški požiūrio į gyvenimą, biški šviesesnio požiūrio į gyvenimą. Tiesiog, tokie dalykai. Tai yra tiesiog svarbu. Tikiuosi suprantama. Jeigu suprantama, tai jau netoli.